Vienas streameris buvo taip beviltiškai siekiantis išgarsėti ir praturtėti, kad vykstant tiesioginės transliacijos metu, stebint daugeliu žmonių, sugebėjo nužudyti savo merginą. Kai Valė pamilo šį vaikiną, ji galvojo, kad jos pasaulis pagaliau pasikeis ir taps gražesnis. Tačiau ji nė nenutuokė, kad praras savo gyvybę dėl $1000. Taigi, kas per personos Tas Rifley ir Valio yra? Kaip jis subūrė savo auditoriją ir kaip tai pakeitė Rusijos internetinį pasaulį. Šiandieninė istorija mus nukelia į Rusijos sostinę Maskvą. Nepaisant didelio žmonių skaičiaus šiame mieste, keista, bet nusikaltimų procentas yra labai mažas. Taip yra turbūt dėl to, jog mieste yra įrengta daugiau kaip 100 000 vaizdo stebėjimo kamerų ir daugelis gali skanuoti žmonių veidus, nustatyti lytį, amžių ir identifikuoti žmogų. Jos aprėpia 95% visų lankytinų vietų ir pastatų. Beveik visi smulkūs nusikaltimai yra ištiriami sėkmingai, tačiau didžioji dalis žiaurių blogybių nutinka už uždarų durų, pačių žmonių namuose ir kad ir kaip bebūtų gaila, šiandieninėje istorijoje taip ir nutiko. Šiaurės Maskvoje ir iš pirmo žvilgsnio niekuom neišsiskiriančioje gyvenvietėje gyveno jauna pora. 300 metų Stanislava Rašetniak ir 28 metų Valentina Grigorjeva, kurie visi vadino tiesiog Valė. Apie poros praeitį informacijos yra nedaug, tačiau žinoma, kad Stanislavas iki 9 metų gyveno su savo močiute ir buvo apibūdinamas kaip ramus ir keistas vaikas. Baigęs mokyklą, jis įstojo į universitetą, tačiau pritrūkus motyvacijos mokslams jis įmetė po 1 metų. Toliau bandė savo laimę įstodamas į kariuomenę, kurio pagrindinė veikla buvo kompiuterių specialistas. Neilgai trukus, jam būnant 29 metų, jis susirado merginą Valę. Pati Valė buvo kilusi iš mažesnio miestelio ir kol buvo maža, buvo apibūdinama kaip žaisminga, maloni ir rūpestinga mergaitė, tačiau bėgant laikui pasinėrė linksmybių ir nerūpestingų vakarėlių pasaulį. Norint aprūpinti save, ji neatsispyrė lengviems pinigams ir ėmė internete save reklamuoti kaip eskorto merginą. 2020 metais ji persikėlė gyventi į Maskvą ir nepasikeitusi savo gyvenimo būdo, tų pačių metų vasarą jis sutiko Stanislavą. O artėjant naujiesiems metams, jie jau persikėlė gyventi į nedidelį Stanislavo nuomojamą būstą. Tačiau būdai, kaip jis sugebėdavo už viską susimokėti ir priveda prie žiaurios istorijos esmės. Stanislavo nelabai kas vadindavo tikruoju vardu, labiau jis buvo žinomas kaip Tas Rifley, toks buvo jo slapyvardis. Žinoma, internetas gali būti žalingas ir naudingas, jis gali suteikti mums įvairiausių pramogų ir viena iš jų mus veda prie streaminimo. Tai yra live transliacijų. Jų metu streameris gali bendrauti su žiūrovais ir rinkti peržiūras kokiais tik nori būdais. Žinoma, labiausiai paplitas yra žaidimai, tačiau galima pamatyti ir užsiiminėjančiais daiktų gamyba, menu ar tiesiog vakarėliais. Ir turbūt daugelis esame susidūrę su labai keista NPC kryptimi. Didžioji dalis streamerių yra priklausomi nuo jiems aukojančių žmonių. Norėdami įtikti savo žiūrovams, jie dažnai bendrauja su jais ar priima tam tikrus jų iššūkius. Ir taip buvo būtent tai, kaip Tas Rifley išlaikydavo save ir savo partnerę. Nors savo karjerą jis pradėjo tipiškais ir niekom neišsiskiriančiais žaidimų streamais, atėjo metas, kai jis tapo gobšus ir trokštantis daugiau dėmesio. Jo turinys pasikeitė drastiškai. Žmonės jo prašydavo daryti žiaurius ir nežmoniškus dalykus prieš kamerą. Galiausiai Tas Rifley visiškai atsisakė žaidimų ir ėmė vaikytis pinigų įgyvendinamas savo nesąmoningas idėjas. Dažniausiai transliacijų metu jis nebūdavo vienas. Jis kviesdavosi savo draugus, gerdavo su jais alkoholį ir bendraudavo su žiūrovais, kurie jam aukodavo pinigus mainais į užduotis. Didžioji jų dalis buvo idiotiškos ir žiaurios. Dar prieš sutinkant Valę, vienas iš jo draugų transliacijų metu turėdavo sugerti daug patyčių ir smurto protrukių. Ir dažniausiai atrodydavo, kad jis tai daro ne iš gero gyvenimo. Valentinas Gančievas buvo psichiškai nestabilus ir neturintis namų. Todėl apsistodavo ten, kur galėdavo gauti bent maisto ir pastogę. Jis taip pat buvo priklausomas nuo alkoholio, todėl Stanislavas galėjo tuo naudotis ir daryti su juo ką tik nori. Todėl Valentinas visus 2020 metus matydavosi streamuose, kur daugelis žmonių iš jo tyčiodavosi, mušė, vertė valgyti šlykščiausią maistą ir kitus dalykus, apie kuriuos jūs tikrai nenorite žinoti. Stanislavui užtekdavo $1 paramos, jog su savo draugais galėtų daryti ką nori, o jie tam nesipriešindavo ir sakydavo, kad tai daro savo noru.
Žinoma, o kas jiems belikdavo sakyti, juk viskas buvo daroma dėl maisto, pastogės ir alkoholio. Vargšas Stanislavas viename iš strymų buvo užkastas gyvas, kur vėliau verkdamas maldavo, kad jie visą tai baigtų. Jūs turbūt pagalvojot, kas gali žiūrėti tokias transliacijas ir kas gali aukoti pinigus už tokius dalykus. Tačiau Rusijoje toks atskiras žanras yra labai populiarus ir žiūrimas. Daugelis streamerių padarys bet ką, ko paprašys žiūrovai, vardan pinigų ir populiarumo. Ir kad ir kaip bebūtų gaila, didžioji dalis prašymų yra susijęs su smurtu ir žiauriomis patyčiomis. Taip Stanislavas iš paprasto streamerio, kuris žaidžia žaidimus, tapo, kaip daugelis vadino, trash streameriu. Atėjo metas, kai Valė vis dažniau pasirodydavo transliacijose. Juose porą dažnai buvo galima matyti apsikabinusi ir besibučiuojančią. Tačiau Stanislavas niekada į jų santykius nežiūrėjo taip rimtai kaip ji, todėl trintis ir įtampa tarp jų vis augo. Kadangi beveik visos transliacijos buvo perpildytos alkoholiu, Valiai su tuo tvarkytis buvo sunku. Kai ji negerdavo, buvo santūri rami mergina, bet alkoholis padarydavo ją agresyvę ir triukšmingą, kas Stanislavą dažnai išvesdavo iš kantrybės, nors tai jam buvo visai naudinga, nes tai į transliacijas pritraukdavo dar daugiau žmonių. Kuo daugiau jį gerdavo, tuo daugiau pinigų buvo gaunama. Taip, ji taip pat tapo besikartojančių patyčių ir smurto auka. Laikui bėgant, žmonės vis dažniau prašydavo, kad Stanislavas ją užgauliotų ir smurtautų prieš ją. Vieną kartą jis net sudaužė lėkštę jos galvą. Dažnu atveju ji buvo verčiama vartoti didelį kiekį alkoholio tuo metu jau būdama labai apgirtusi. Ji buvo pliejama šaltu vandeniu, apmėtyta kiaušiniais ar tiesiog tekdavo sugerti smūgius į veidą. Vienos transliacijos metu jis be jokio įspėjimo ją į akis pripurškė ašarinių dujų, kas jai sukėlė aiškiai matomas didelės kančias. Labiausiai neraminantis dalykas buvo tai, kad Stanislavui nebuvo jokių ribų. Už pinigus jis galėjo padaryti bet ką ir jokios pagarbos savo draugams jis nebejautė. 2020 m. gruodžio 3 dienos ankstyvų rytą Maskvos tarnybos sulaukė begalės skambučių ir pranešimų apie žiaurų elgesį viename iš gyvenamųjų namų. Po kurio laiko visi pranešimai prašė greičiau siųsti medikų komandas į poros namus. Vienas iš skambinančiųjų buvo pats Stanislavas Rešetniakas. Paramedikų komanda pasirodė iškart po saulėlydžio, tačiau prognozės buvo liūdnos. Už raudonų plytų namo sienų medikai rado sutrikusį Stanislavą ir Valę, kuri buvo be sąmonės. Jis buvo žiauriai girtas, o Valė gulėjo ant sofos ir nejudėjo, ji jau buvo šalta. Gaila, bet medikai pranešė, kad ji yra mirusi. Stanislavas nekartą klausė jų, ar jie įsitikinę, kad ji yra negyva. Jis negalėjo susitaikyti su realybė, kurioje jis yra. Deja, paramedikai tipišku rusams stiliu sarkastiškai atsakė, ne, jie atsikels ir pradės šokti. Juodo humoro metant į šoną. Mes apie tai žinome tik dėl to, nes visa tai buvo transliuojama ir begalė žmonių visą tai stebėjo gyvai. Paramedikė gynėsi, jog ji nežinojo, kad viskas yra transliuojama. Kita vertus, koks sveiko proto žmogus norėtų tai ištransliuoti. Taigi, kasgi nutiko, jog viskas tai baigėsi? Gruodžio 2 dienos vakaras prasidėjo įprastai. Stanislavas, Valė ir jų draugė Marina transliavo, kaip leidžia vakarą bendraudami ir vartodami alkoholį. Tačiau laikui bėgant, Valė atrodė vis labiau susierzinusi. Ir taip, tarp poros ėmė didėti įtampa, kuri greitai progresavo. Buvo aišku, kad Valė jį mylėjo ir norėjo rimtų santykių su juo, bet Stanislavui tai nelabai rūpėjo. Ir mergina, kuri tą vakarą buvo kartu, visą situaciją vedė dar blogesnė linkme. Pora transliacijos metu ėmė pyktis. Valė buvo apkaltinta, kad atsinešė per mažai alkoholio. Dėl to turėjo eiti į parduotuvę parnešti jo daugiau. Kol ji buvo išėjusi, aiškiai matėsi, kaip Marina buvo arti jo ir meiliai į jį žiūrėjo. Auditorija tai matė ir ėmė apie tai komentuoti. Ir Valiai grįžus, ji tai pamatė. Vakarui įsibėgėjant, Valė vis labiau nervinosi, nes žiūrovai, radę jos eskorto anketą, ėmė palikinėti blogus atsiliepimus, kas galėjo pamažinti jos klientų skaičių. Valė buvo matoma mušanti į ranką. Stanislavas nenusileisdamas atsakė, jog sugnežins į galvą, jeigu ji dar kartą jį palies. Marina atrodė mėgavosi tai, ką matė ir tiesiog viską stebėjo iš šono. Valė ėmė išjunginėti kompiuterio laidus, dėl ko vyko vis didesnės grumtynės. Virtuvėje ji buvo užsipulta, dėl ko buvo priversta griebtis peilio. Už tai ji gavo smorkos smūgį į veidą.
Vėliau Marina Stanislavui atnešė lėkštę maisto, kad jis ją mestų į Valią. Ir tuo metu Stanislavui buvo pervesta $1000 su prašymu, kad jis sumuštų Valią ir užrakintų ją lauke. Suprantama, jai tai nepatiko. Ji žinojo, kas jos laukia lauke. Tuo metu tvyrojo šaltis. Ji krito ant kėdės ir išsitraukė peilį, kad save galėtų apginti. Iškart po to jis smarkiai nukrito nuo kėdės ir nors Stanislavas suskubo jai padėti, buvo girdėti, kaip jis prieš tai dar suduoda 2 smarkius smūgius į galvą. Tuo metu Marina jau buvo įgrįsusios pjautynės ir ji, išsikvietusi taksi, iškeliavo namo, palikdama juos aiškinti santykius prieš savo žiūrovus. Problema tame, kad žmonėms drama patinka, todėl žiūrinčiųjų skaičius didėjo. Todėl pinigų ištroškęs riflėjus išmetė Valią į lauką, prieš tai ją nurengęs iki apatinių. Lauke tuo metu buvo 3 laipsniai šalčio, kas situaciją darė dar pavojingesnė. Valia maldavo jo sustoti, tačiau jam tai nerūpėjo, jis tiesiog liepė jai išsiblaivyti. Susitvarkęs su Valia, jis grįžo į šiltus namus prie kompiuterio, kol fone buvo galima girdėti Valios maldavimus ją įsileisti į vidų. Ji buvo ignoruojama 15 žiaurių minučių, kol žiūrovai pagaliau prišnekino Stanislavą ją įleisti į vidų. Beviltiška, bet prieš įsileidžiant ją į vidų, jis dar pareikalavo žmonių surinkti 50 laikų, kuriuos galiausiai jis gavo. Tik tada jis įtempė Valią į vidų už kadro. Deja, ji jau buvo be sąmonės ir šalta. Žiūrovai suprato, jog riba buvo peržengta. Todėl į Maskvos tarnybas ėmė plūsti skambučiai su pagalbos šauksmu. Jis ją parnešė į pagrindinį kambarį ir paguldė ant sofos. Supratęs situacijos rimtumą, ėmė panikuoti. Nors sėdėdamas prie kompiuterio dar sugebėjo gerti alkoholį, klausyti muzikos ir bendrauti su strymo žiūrovais, kol jo mergina guli šalia negyva. Galiausiai, kai ryto saulė ėmė tekėti, jis pats nusprendė paskambinti pagalbos numeriu, po kurio ir atvyko paramedikai. Patvirtinus, kad Valia yra negyva, Stas Ryfliai buvo suimtas ir laikomas uždarytas 48 valandas, kol Valios kūnas buvo išsiųstas nustatyti mirties priežasčiai. Nors didžioji dalis naujienų portalų skelbė, kad ji mirė nuo hipotermijos, skrodimo rezultatai patvirtino, jog ji mirė nuo didelės kaukolės traumos, ką galėjo užtvirtinti išlikusi tiesioginės transliacijos medžiaga. Merginos vieša mirtis per visą Rusiją ėmė plisti tartum virusas. Greitai istorija pasiekė ir visą pasaulį. Prasidėjus teismo procesams, Stanislavas mėtėsi tarp 2 pasakojimų apie Valią. Iš vienos pusės jis gailėjosi, ką padarė ir merginą pristatė kaip savo geriausią draugę. Gyrė ją už gerumą ir ištikimybę, tačiau tuo pačiu smerkė ją dėl priklausomybės alkoholiui, narkotikams ir užsiėmimu prostitucija. Jis teigė, jog jos mirtis buvo neišvengiama, kad jis yra geras vaikinas, norėjęs jai padėti ir dėl savo agresijos proveržių kalta ji pati. Jo šeima jį patį atkakliai gynė. Jo mama Elena net teigė, kad jis yra labai geras, šiltas, lyg mažas kačiukas vaikas. Kad ir kaip bebūtų sunku tuom tikėti, vien matant, kiek įkalčių buvo palikta gyvos transliacijos metu. 2021 m. balandžio mėnesį jo bausmė pagaliau buvo paskelbta ir ji buvo turbūt ne tokia, kokios jūs tikėjotės. Pagal galiojančius Rusijos įstatymus jis gavo daug mažesnę bausmę, nes buvo pripažinta, jog jis tik per aplaidumą sukėlė sunkų kūno sužalojimą, kuris sukėlė žmogaus mirtį. Pirminė bausmė buvo skelbta 15 metų kalėjimo, tačiau jo advokatai sugebėjo išsikovoti tik 6 metų už grotų bausmę. Kad ir kaip bebūtų gaila, šiai istorijai pasklidus po visą pasaulį, Rusija savo įstatymų nepakeitė. Tokio smurto bausmių nesugriežtino ir tokie smurto protrukiai gyvų transliacijų metu lieka didelė problema šioje šalyje. Kaip manote jūs, ar tokia bausmė teisinga už tokį nusikaltimą?